Sveiki. Pristatysime Jums ilgo degimo raketinę krosnelę. Ši krosnelė padės Jums apšildyti pagalbinės patalpas, garažą, šiltnamį pavasarį. Jinai yra labai saugi, atviros ugnies niekur nesimato. Ir visi mes tikimės iš krosnelių, kad krosnis naudotų mažai kuro, nereikėtų dažnai prie jos prieiti, papildyti tuo kuru, kad ta krosnelė pakankamai šilumos skleistų. Šios krosnelės konstrukcija gana paprasta. Šitą krosnelę gali Jums padaryti kiekvienas suvirintojas iš labai paprastų medžiagų. Taigi mes jas pažiūrėsime, tas medžiagas. Taigi, pirmiausia, Jums reikia dujų baliono. Čia buvo dujų balionas. Mes jį nupjauname ties sujungimu. Aišku, reikia labai atsargiai. Pirmiausia, norint pjauti dujų balioną, Jūs turite išimti ventilį, išsukti. Jisai bronzinis ventilis. Arba jį nupjauti. Ir per tą skylutę Jūs būtinai turite pripilti pilną balioną vandens. Kada pripilat vandens, Jūs tada drąsiai galite su diskiniu pjūklu, bulgarke, nupjauti tą balioną. Visą tai daroma dėl Jūsų saugumo, nes dujų gali būti likę ir visa kita. Tai va, Jūs nupjaunate, paskiau, tai yra viršų. Nupjovėt viršų. Tada Jums reikia dar davirinti gabalą iš kito dujų baliono. O tokį paaukštinti šiek tiek. Padarom vamzdį dūmams išėjimą, paskui čia jau kaminas. Dabar tai krosneliai pridedame malkų. Pats svarbiausias momentas, kad malkų reikia pridėti kuo talpiau. Tai galim malkas, galim visokios statybinės degės atliekas, galim audinius, senus, visokius. Praktiškai dega joje viskas. Malkų pridedame iki tos išeinamosios angos dūmams. Tada toliau reikės mums šerdies. Čia yra šerdis. Čia 60-65 cm diametro vamzdis. Jame diskas toks privirintas. Kad oras tiektųsi į tą krosnį iš viršaus. Mes juk ją uždengsime su ta šerdimi. O ant viršaus užmausime šitą dangtį. Pabandysime užkurti. Tie, kas turite kantrybės, paimat usuriuką. Kas nori labai greitai užkurti. Tai galite atidirbtą tepalo sumirkyti kokį audinį. Žinot, arba kokio žibalų. Uždegame kurą iš viršaus. Taip, tankiai sudėta. Ir tada uždedame šerdį. Kada uždėjome šerdį, uždedame ant šerdės dangtį. Ir mūsų krosnelė veikia. Krosnelė kaista iki 300 laipsnių. Jinai šildo 10 valandų. Dega 10 valandų. Temperatūra būna apie 300 laipsnių. Matote ten ugnelį. Tai va, trauka eina per šitą kaminėlį ir galim trauką primažinti kokį tai, uždėjus kokią trauką girdisi. Ūžė net. Primažinam trauką. Taigi, kuras krosnelėje dega apie 10 valandų. Tai reiškia tiek laiko, kad jinai šildo. Išorė kaista 300 laipsnių, jos nereikia žiūrėti. Jin tiesiog atlieka savo funkciją. Šildo, taupiai ekonomiškai.
tokia gana paprastos konstrukcijos krosnelė pagalbinėms patalpoms, sandėliukams, garažams, šiltnamiui apšildyti. Labai saugi. Dėkoju už dėmesį.